Dvyniams taro prognozė vasario mėnesiui, pagrindinis mėnesio fonas koks bus. Tiems, kas nedirba, ieško darbo, kokia tikimybė jį surasti. Tiems, kas dirba samdomą darbą, koks bus mėnuo. Tiems, kas dirba savo, turi savo verslą. Santykiai vienišiems, kokia tikimybė susipažinti vasario mėnesį. Tiems, kas porose, kaip seksis vasario mėnesį, kokie santykiai bus. Taip, tiems, kas meilės trikampiuose. Patarimas, ką kortos patarė, kaip tą vasario mėnesį kuo geriau pragyventi ir ko reikėtų pasisaugoti, pasižiūrint, ką kortos sako. Taip, energija mėnesio, Saulės arkanas krenta, kaip ir bus labai daug aiškumo, kažkokį tai, kad ir ką darytumėt, ir džiaugsmą gali suteikti jums kažkokią tai veiklą, ar žmonės kažkokie, kas aplinkui, vaikai, kas turi vaikų, ne, gali teikti džiaugsmą, ne, ir čia kažkoks tai aiškumas, nušvitimas bus. Tiems, kas ieškote darbo, ne, tai monetų karalius. Tiems, kas ieškote darbo, tai čia labai didelė tikimybė surasti darbą ir yra tikimybė, kad padės jums vyras, kuris turi ir galimybės, ir statusą, ir finansus, nu, galbūt ir vadovas, galbūt pas save priims, ne, kažkas tai gali būti taip, kad įdarbint galės arba tiesiog nukreips kažkur, tai bet čia pagalba yra ir tikimybė surasti darbą, kurio ieškote yra. Tiems, kas dirbate samdomą darbą, tai čia atsiskyrėlio arkanas, iš tikrųjų tai bus noras atsiriboti nuo visos kompanijos, nuo viso kolektyvo, kuriame jūs dirbate. Jeigu jūs dirbate ne vieni, tai bus noras kažkaip tai vieniems, kad niekas nelįstų prie jūsų, kad tiesiog leistų jums dirbti jūsų darbą. Kai kurie netgi norėsite dirbti iš namų arba galvosite apie tai, kad gerai būtų dirbti iš namų. Ir tiesiog toksai noras bus, kad niekas jums netrukdytų. Tiems, kas turite savo verslą, tai čia saiko arkanas krenta, iš tikrųjų viskas bus labai stabilu, tokioj pusiausvyroj. Tiesiog nebus nei kažkokiu tai labai, kad reikia kažko tai pasisaugoti ar lėkti kažkur skubėti, čia jūs tiesiog turėsite pusiausvyrą, stabilumą ir viskas taip kaip ir lygiai gražiai eisis. Nebus nieko kažkokių išsišokimų, nebus kažkokių tai nesusipratimų ar į kažką, ką reikėtų labai atkreipti dėmesį. Tiems, kas santykiuose ieško pažinčių. Tai čia labai daug baimių, daug prisigalvojimų ir čia nieko naujo kol kas nebus, jūs patys galbūt netgi ir save stabdot, kad nebūtų, kad jūs nieko nesusipažintumėt, nes jūs bijot, jums atrodo, kad negalit nieko surasti, patys savo galvoje laikote, kad, ta prasme, tai, kas jums patinka, jūs nepatinkant tiems žmonėms, o tiems žmonėms, kurie jūs patinkate, tai tie žmonės jums nepatinka, tiesiog. Tie, kas porose santykiai čia, toks truputį atšalimas gali būti, toks resursų nebuvimas. Čia, kai žmonės kartu, bet tarsi kaip ir atskirai jie. Vienas užsiėmęs savo reikalais, kitas savo reikalais. Ir tarpusavyje tarsi tokie, tarsi kaip kaimynai jaučiasi. Ir čia galbūt pagalbos kažkokios reikės iš aplinkos, galbūt netgi norėsite iš savo partnerio kažkokios tai pagalbos, bet neprašote ir įsivaizduojate, kad jums niekas negali padėti. Nors čia iš tikrųjų padės, jeigu prašysite. Galbūt su finansais gali būti sudėtinga kažkas, tai galbūt su sveikata gali būti, bet čia tas toksai vasario mėnesis jums bus toks liūdnokas. Tiems, kas trikampiuose, tai čia pergalės arkanas iš tikrųjų, galbūt jausitės, kad jūs kažkokioj tai situacijoje nugalėjot, laimėjot, arba jūs atsikratėt galbūt varžovo, bus galbūt toks jausmas, arba galbūt kaip tik tai jūs užkariavot žmogaus, kuris turi porą širdį ir jūs jausitės taip, nes čia, iš tikrųjų, tokia pergalės korta, pergalės skonio korta ir iš tikrųjų jūs jausitės kaip pakilėtas, bet reikia nepamiršti, kad kaip užkilot ant kažkokio tai piedestalo, taip galit nuo jo ir nukristi. Nereiktų per daug džiaugtis šitoj situacijai. Taip, patarimas. Lazdų pažas krenta, tai čia daug energijos ir tiesiog nesėdėti vietoj, kad ir ką jūs darytumėte. Ieško darbo, ieškokitės, dirbat čia ar samdomą darbą, ar savo versle, irgi kažkaip tai turite judėti, nesėdėti sudėję rankų ir nelaukti, kol kažkas tai iš dangaus nukris. Tiesiog patys turite veikti. Čia irgi pažintis, jūs turite tiesiog atsikratyti tų baimių galbūt, ir pradėti galvoti, kad ne viskas taip baisu, kaip jums atrodo. Šičia, kas porose yra, jeigu trūksta kažkokių resursų, jeigu reikia kažkokios pagalbos, prašykit. Iš tikrųjų ir būtent patarimas toks, kad nesėdėkit sudėję rankų ir neliūdėkit vieni. Reikia finansų kažkokių, galbūt reikia pasiskolinti iš kažkur, tai jeigu reikia, reikia, jeigu dėmesio trūksta iš partnerio, ir sakykit partneriui, kad jums blogai, kad jūs norit kažko tai, nelygu kokia situacija, nes bendras kortų skaitimas. Bet turėkit minty, kad
turit energingai kažką tai daryti ir nelaukti, kol kažkas už jūs padarys. Trikampiuose irgi. Tam, kad būtumėt tokioj būsenoje, ne, kad ir jaustumėtės nugalėtojai, jūs turite eiti ir daryti, kad kažką tai gautumėt. Nors pasisaugoti reikia širdies skausmo, pasisaugoti būtent trikampiu. Va čia irgi tos situacijos, kur jūs va čia esate, jums ir reikia saugotis, ne? Jeigu dar va čia trikampiai, kurie galbūt ką tik atsirado tie trikampiai, jums bus širdis sudaužyta ir tiesiog būsite įskaudinti, todėl reikėtų stengtis neįlysti tuos trikampius. Ir šiaip, kad ir ką darytumėt, va saulė duos aiškumą, ne? Galbūt tas aiškumas jums ir įskaudins širdį, ne? Kad ir kurioje vietoje jūs čia būtumėt. Jeigu šį čia jūs bijot susipažinti ir prisigalvojat savo, tai saulė kaip tik tai duos aiškumą, kad jums reikia išeiti iš tų baimių ir ne viskas tai baisu, kaip jums atrodo. Tai va ir pasisaugoti reikėtų, kad neįsiskaudintumėt patys. Čia tiesa gali būti, kurią jūs galite sužinoti pagal saulės arkaną, irgi gali jūs įskaudinti. Todėl galbūt irgi ne viską reikėtų taip giliai imti širdį, tiesiog pasiruošti, kad gali skaudinti ir kai žinot, kas būtų, jeigu būtų, truputį galbūt ramiau ir priimati tai. Tai va, dvyniams vasario mėnuo toks. Tikiuosi, kad aiškumo kažkiek tai įnešiau. Dėkoju už jūsų laiką, širdutes ir iki sekančio karto.